ir prie jo labai dera, pavyzdžiui, šilkinės skarelės. Tekstiliniai diržai labai dera prie šito modelio, tai galit paįvairinti įvairiapusiškai. Prie šito modelio va čia tinka, pavyzdžiui, graninėlės, papuošti graninėlėm, nesakau, kuo minimalistiškesnis modeliukas, tuo daugiau jūs galite su juo žaisti, įvairinti ir vat, visapusiškai, pavyzdžiui, prie šito modelio taipogi tinka diržai iš kailio, kurios yra mano elektroninė parduotuvėje, lietuviško elektroninė parduotuvėje. Tai vat, prie šito modelio tikrai galima labai daug sužaisti ir paįvairinti. Tai kodas 85777, tai yra natūrali grubleto oda, iš vienos pusės atrodo taip, iš kitos taip, ir prie didesnio modelio eina vienas šitas toksai vidutinio ilgio diržas, patogiai nešioti tiesiog rankoje, arba užsidėti ant peties. Tai čia yra du skyriai. Du skyriai atskiri, pertvara per viduriuką su užtruktuku ir vidinė apdaila pilnai yra iš natūralios odos. Atsiradusi dabar nuostabi tiesiog spalva, man asmeniškai nuostabi, tamsi fuksija spalva. Kokios dar spalvytės yra? Tai štai oranžinė spalvytė, smėlio spalva, tamsi kapučino spalva, labai graži violetinė spalva, beje, prie šito modelio tikrai labai tinka ryškios spalvos, violetinė spalvytė. Šio sezono spalvytė šviesiai alyvinė spalva. Žinoma, klasika juoda. Ryškiai mėlyna arba elektrik mėlyna spalva, kitaip pavadinta elektroninė parduotuvė, irgi labai graži spalva. Mėlynai smaragdinė spalva. Juodo šokolado spalva arba tamsiai ruda spalva. Samaninė žalia spalva. Ir čia vat, būtent parodyta vizualiai, kaip galit gražiai priderinus tekstilinį diržą, kaip galit gražiai paįvairinti šitą modelį. Žiūrėkit, kaip stilingai gražiai atrodo. Matot, jums tai reikia tiesiog pagal spalvą, kuri yra būtent diržo gale, priderinti būtent pagal odą, nes šitie diržai yra skirti grublėtai odai. Šitas modelis yra grublėtos odos. Žiūrėkit, kaip jisai visiškai kitaip atrodo būtent su tekstiliniu diržu. O tekstilinius diržus jau patys asmeniškai, savarankiškai galite derinti ir rasti elektroninėje parduotuvėje. Dabar, kad iš naujų kažką pasiūlyčiau, nėra tokio didelio pasirinkimo, tai laikui bėgant vis tiek mėnesio bėgį rasit mano lietuviško elektroninėje parduotuvėje daugiau diržų pasirinkimų. Jeigu ne iš karto priderinsit, tai vėliau vis tiek priderinsit kažkokį diržą, galėsit man asmeniškai parašyti, aš jums jau pakonsultuosiu šio klausimą ir galėsim kartu derinti. Dar yra ryški rožinė spalvytė. Šio sezono blanki geltona. Levandų spalva. Šiaip šitam modeliui be galo tinka būtent raudona, sodresnė raudona spalva atrodo ir labai tinka žalia spalva, tai parodysiu. Žalia spalva. Tai iš visų, man rodos, spalvų aš parodžiau, dar yra bordinė spalva. Ir vat visus mano įvardintus prieš tai spalvas dar matau yra
Mėtų spalvytė, mėtų spalva. Tai turėkit omeny, šitas modelis yra didesnis. 857777.